Sveiki visi. Šiandien aš parodysiu, kaip aptarnauti dviračio balnelio amortizatorių. Nes pagal instrukciją maždaug kas 500 km reikia jį išsiardyti, išsivalyti, sutepti per naują ir vėl viską surinkti. Taip, pirmų reikalų reikia nuimti patį balnelį amortizatoriaus ir nuimti apsaugą. Apsauga čia ant lipnių juostelių tokia, iš neopreno. Jinai apsaugo nuo dulkių, nuo purvo, kad čia besitrinančios dalys, kad nesitrintų labai, nesinešiotų. Dabar su šią kampę atsisukam balnelį, nes jis trukdys. Čia du varžtai yra, čia jis reguliuojamas pagal kampą. Pilnumo išsuk nereikia, pasileidžia tvirtinimas, balnelis nusijama. Užsidėjau pyšnės, todėl kad viskas čia tepaluota, labai bjaurus darbas, purvinas. Taip, turėtų nusimti. Taip, balnelį į šoną. Štai taip atrodo amortizatorius. Firmą matot. Kas norėsit, galit pasigūglit. Viskas gerai. Čia jis ateina kartu su vamzdžiu ir amortizatorius. Šitie yra įvairiausio diametro. Čia yra 31 ir 6, yra 27, atrodo, nepamenu. Pagal dviračio tvirtinimą reikia žiūrėti. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kaip išdėstyti va šitie dalykai, nes jie yra atgal surenkant, jos galima per klaidą apsukti vietom ir tada jis dirbs neteisingai. Atkreipkite dėmesį. Čia va ilgesnis petys, čia trumpesnis, čia atvirkščiai. Čia ilgesnis, čia trumpesnis. Mama taip. Aš jau čia viską padaręs, aš tik parodysiu, kaip jis ardosi, kokios čia detalės, čia porą išardysiu ir viskas. Taip, čia šitoj vietoj, nežinau, matosi, ne? Čia yra reguliavimas, čia yra čia išimti reikia. Išsuksiu. Taip, visų pirma reikia išsimatuoti, kiek čia jisai insuktas, nes čia jis reguliuojasi spyruoklės standumas pagal tą. Taip. Čia yra 11 mm. Gerai, tvarkoj, šitą išsukam. Taip pasiklotnas. Tepaluota viskas. Parodysiu, kokiu tepalu kur tept. Viskas labai paprasta. Taip, išsisuka kamštis. Va, čia ir yra, matosi. Galima tvirtinti. Viskas gerai. Čia viduje yra spyruoklė. Su plasmasiniu demperiu. Aš jau čia sutepiau. Spyruoklės yra trijų rūšių pagal dviratininko svorį. Yra silpnesnė, standesnė ir čia šita eina vidutinė. Bet jos perkasi atskirai, jos reikia pasirinkti. Ir pats balnelis ardosi. Taip, čia yra varžteliai ir jie fiksuoja ašeles. Tu aš vieną išsuksiu, jums parodysiu. Varžtelis išsisuka. Išsisuka. Padėsim, kad netepliot stalo. Ir išsitraukia ašelį. Va, viskas. Šitas visas pasileidžia ir paskui su pagaliuku, čia yra purvo, išsivalo švariai nuo purvo.
Šitas išsivalo. Taip. Ir reikia sutepti. Šituose anguose yra grioveliai specialiai. Jie skirti tam, kad tepalas laikytųsi. Reikia skistų tepalo alyvą. Visai skista palašelį. Vienas lašeliukas ir kitas. Va čia viskas. Daugiau nereikia. Taip. Toliau va čia irgi yra demperis. Va, per šitą stūmoklį veikia visą sistemą. Ir irgi galima sutepti, nes čia besitrinanti dalis. Tepalo visai nedaug, bet čia reikia tirštesnių tepalų. Šiek tiek sutepti. Čia šitą remia. Per šitą stūmoklį čia veikia. Spaudžiasi spiruoklį. Ir tas tepalas reikia išvalyti, kad neliptų prie jo purvas. Va taip, viską švariai išvalyti. Kad tepalas liktų tik tai viduj. Taip, viskas. Dabar galima sudėti atgal. Prieš tai irgi dar ašelė, dar va šitą irgi čia yra mažas šešiakampis, irgi išsitraukia, jinai čia man jau sutepta. Ir grąžinam viską atgal. Sudedam. Ir šitas ašelė į vietą. Va, viskas vieton. Ir šitą galima užsukti. Vaštelį atgal užfiksuoti. Ir paspausti reikia, kad standžiai stovėtų, kad neišsisuktų eksploatacijos metu. Taip. Galima užsukti. Aš čia visą neardysiu, bet čia aš tik parodžiau, kur tvirtinimai. Taip, užsukam, viskas tvarkoja. Taip, ašelės yra čia, va 4 šitos ašelės, va šita va ir daugiau viskas. Čia jinai neišsitraukia, čia jinai guminė tarpinė, viskas tvarkoja. Ten indėta, dabar spiruoklė. Spiruoklė vėl atgal, plasmasinė dalis į apačią. Kad šitas kamštis remtųsi, va čia jam yra vieta, jis remia, spaudžia spiruoklį. Įdedam spiruoklę, matot išlindo. Amortizatorius dirba va taip. Važiuojant, jeigu pataiko į duobę, spaudžia spiruoklę, spiruoklę grąžina atgal. Viskas paprasta. Taip va. Čia paspaudžia. Ir gaunasi taip, kad pataikiusi duobę sėdynė šiek tiek grįžta atgal. Toks savotiškas jausmas, bet su laiku pripranti ir viskas gerai. Amortizatorius veikia puikiai ir tikrai labai palengvina gyvenimą, nes be jo kiekviena duobutė jautėsi. Va, jis važiuoja taip. Žymiai patogiau. Ir galim užsukti atgal. Buvo 11 mm, ten tiek ir grąžinsim asmeniš puikiai. Buvo gerai sureguliuotas ir bus viskas gerai. Taip, geriausia, kad sureguliuoti taip, kad nebūtų šito laisvumo. Va, reikia paspausti. Smarkiai neperspaust, nieko, va. Viskas, laisvumas prapuolė. Ir viskas. Taip. Taip, laisvumo nėra. Matosi, kaip jis dirba. Galima dar paspausti. Taip. Galiu pamatuoti, kiek čia gaunasi. Gerai. Per naują. Buvo 11 mm. Na ir lyka 11. Viskas gerai. Išvalyti nuo tepalo, kad nerinktų dulkės.
Dar kartą rodau firmą. Galit pasigūglinti. Jis kainuoja aiškiai nepigiai, jis kainavo man apie 80 eurų. Bet tikrai vertas šitų pinigų. Be abejo. Taip, čia yra jo priekis, čia į galą. Aiškiai sėdynė. Sėdynė yra montuojama va taip. Taip. Va. Truputį nepatogu. Pasileido. Bet nieko tokio. Dėsiu. Viskas bus gerai. Sėdynę galima pasukti pagal norimą kampą, bet čia jau kai pasistato ant dviračio, pasireguliuoja čia savaime. Viskas tik būna gerai. Taip. Čia kampį užspausta. Taip, labai nespaudžiu kol kas. Kita pusė. Ir kita pusė. Va, užspausiu, kai uždėsiu ant dviračio, nes jis reguliuoja kampą. Spūko. Neužspaudžiau. Gerai, viskas. Ir prisideda apsauga. Apsauga perkasi atskirai. Galima, žinoma, be jos, bet čia, kai sutepta tepalu, paskui dulkės, purvas limpa ir labiau dyla detalės labai. Gerai, čia paprasčiausiai. Viskas. Viskas. Ačiū už dėmesį. Visiems ate.